Vyras, kuris nesirūpina savo mitybą, kaip taisyklė, nesirūpina savo širdies ir kraujagyslių sistema. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad kažkuriuo metu, vieniems anksčiau, kitiems vėliau, priklausomai kaip vedė savo gyvenimo būdą, gali atsitikti toks dalykas kaip suprastėjusi arba dingstanti erekcija. Net ne tuo metu, kada jos labiausiai reikia, bet tai nevyksta rytinė erekcija, tai reiškia, nevyksta penio treniruotės. Tai rodo, kad kraujas yra sutirštėjęs, kad kraujagyslių sienelės yra netokios elastingos, kad į mažąjį dubenį priteka mažiau kraujo. Ką daryti tokiu atveju? Na, jeigu ten iki 25 metų ar iki 30 nesirūpinom tuo, tuomet mūsų atsistatymas užtruks gerokai ilgiau. Kodėl? Todėl, kad mūsų organizmas yra atsistatanti sistema. Ląstelių regeneracija vyksta kiekvieną dieną. Milijonai ląstelių miršta ir gimsta naujų. Taigi mes galim atstatyti savo sveikatos būklę. Tačiau, kad atstatyti į buvusią gerąją būklę, reikės gerokai daugiau pastangų. Jeigu nori profilaktiškai arba tiesiog išsaugoti savo vyrišką ilgaamžiškumą, parašyk man, kreipkis, aš tau duosiu keletą patarimų. Galbūt mes surasime būdą, kaip atstatyti tavo sveikatą į buvusį lygį. Nuorodą visą laiką rasi mano video, parašyk man į Telegramą arba mano profilio aprašyme. Pasidalink šitų video su draugais, jiems irgi tai gali būti naudinga.